sveiki, nuotaikos labai geros, žaidėjai išsiilgia vienas kitų, nuotaika gera, darbo etika pirmą dieną gera, o kas liečia planus, tai šios 2 savaitės šitam pasiruošimo etape yra tokios kaip įvadinės savaitės ir aišku, šiandien turėjom dirbti stadione, bet oro sąlygos įnešė savo korektyvas ir perėjom į lengvosios atletikos maniežą. O kas liečia kontrolinės rungtynės, pradėsim jas nuo 2 pasiruošimo savaitės. Turime suplanavę 7 kontrolinės rungtynės. Gali būti 8, bet ten dar yra klausimas dėl vienų kontrolinių rungtynių. Bet šiaip viskas kol kas gerai. Nuotaikos geros, aišku, gal nenorėjome surinkti maniežę, bet oro sąlygos nelepina šiuo metu, bet tikimės greitai grįžti į savo treniruočių aikštę, kur tęsime pasiruošimą. Nuotaikos puikios, aš galvoju, pasiruošę esame ir toliau kovoti dėl aukščiausių tikslų. Aišku, gal tiek daug dar apie tai negalvojame, bet sakau, dabar svarbiausia yra pasiruošti fiziškai ir taktiškai.